Aš tiesiog negaliu atsakyti, nes nežinaugi detalių jokių. Bet aš geriau per ligonių draugijas atsakysiu, ką aš tiksliai žinau. Jos sukurtos tam, ligonių draugijos, kad savo ligonių, nelaimė, kai žmogus serga, nu ką darysi, suserga. Bet tai, kad tai ligonių bendrijai išlupti kuo geresnės sąlygas, lyginant su kitais ligonių bendrijom. Ir kai už tų ligonių bendrijų stovi farmacinės firmos, kurios suinteresuotos prakišti savo medikamentus, kitų ligonių, ne tai kad sąskaita, bet socialiai nesprendžiant klausimo socialinio teisingumo kitom ligom sergančių žmonių atžvilgiu. Tai šitoj vietoj žemdirbių protestas buvo asmeninis dėl jų, pagal tai, kaip aš suvokiu, dėl jų asmeninių problemų. Tai iš vienos pusės tai yra labai natūralu, bet sprendžiant šitas asmeninės problemas, jie palaiko Lietuvos valstybės poziciją, pavyzdžiui, Ukrainos karo atžvilgiu. Jie palaiko. O kas yra Ukrainos karo pozicija? Kas yra Lietuvos pozicija šio karo atžvilgiu? Tai 1000 milijonų padovanota Ukrainai. Ką reiškia 1000 milijonų? Milijardas. Ką reiškia milijardas? Tai 400 eurų iš kiekvieno Lietuvos žmogaus. Eduardai, sustabdysiu, noriu pataisyti. Čmilytė dabar išvykus kažkiam tai vizitė užsienį pasigyrė, kad Lietuva jau pasiekė 1,5 milijardo ribą. Tai šiek tiek jūs čia pamažinat. Tai jau reiškia 600 eurų iš kiekvieno Lietuvos žmogaus. Imkim pensininką, ar ne? Tai pensininkui per metus 50 eurų padidėtų pensija. Grubiai 600 eurų. 50 eurų padaugina iš 12 600 nuo kiekvieno žmogaus. O jeigu paimtumėm dirbantį, nes uždirba tai tik tai dirbantis žmogus, ar ne? Tai grubiai 1,6 milijono dirbančių, tai jeigu milijardas tik tai. Tai iš kiekvieno dirbančio 625 eurai padovanoti Ukrainai ir ūkininkai sako, taigi yra puiku. Tai iš to milijardo, kiek reiktų ūkininkam, bet jie iš to milijardo neprašo. Jie prašo papildomai įvairių lengvatų, sąlygų ir taip toliau. Savo klausimus sprendžiant, tvarkinga akcija buvo, kažkodėl labai gerai suderinta su valdžia, sinchroniškai, bet Lietuvos masteliu, aš manau, kad jie Lietuvos klausimų kaip valstybės ir visų Lietuvos žmonių klausimų jie ir neketino spręsti. Tiesiog kitus uždavinius sprendė savo. Na, ten buvo klausimas akcizas dujų, kuris irgi dalinai liečia dalį žmonių, bet visa kita tai buvo taip savanaudiška asmenė. Vaidai, tada dar tas akcizasgi tiesiogiai priklauso nuo Europos Sąjungos. Tiesiogiai. Irgi Lietuvos valdžia gali amortizuoti šitą klausimą, o gali iškelti šitą klausimą. Bet čia principas akcizo, ar ne? Tai yra Europos Sąjungos nurodymas. Ir nurodymas, kas kiek metų, koks akcizas padidintas turi būti. Tai ir kai mes sakom, taip, mes ir už Ukrainą, mes ir už Europos viršenybę savo šalies atžvilgiu, tai tada vykdykit nurodymus Europos ir nesiskųskit, kad jums liepia 24% pievų turėti. Taigi Europos nurodymas. Bet čia Europos nurodymas nepatinka ir tada pakeiskime pagal mano. Aš nematau, bet tai ir neturėjo būti ir tai nebūtinai turi būti, ar ne? Aš nematau visos Lietuvos interesų šitam streike. Bet kaip sakau, jo ir nebūtinai turėjo būti, jie sprendė savo lokalius klausimus.